Prajungti gali. O čia tai jau kova. Pinigų reiktų nusipirkti jachtą pirmą. Bet brangu Nidoj. Nu, nesliauk. Nu ką, chebryte, esam renginy Gamtos ateitis Lietuvos buriuotojų sąjungo 90 metų ir esame su Defenderiu ir Inkscape'u renginukė. Ir šiandien, nežinau kiek tų jachtų ir kažkokias bus mini varžybėlės. Tai mes su Karoliu Raišiu kaip ambasadoriai dalyvausim ir suprasim viską iš arčiau, kaip reikia daryti jachtui, kaip nereikia daryti. Kapitonas viską paaiškins. Ištraukiam geriausią kapitoną ir patį didžiausią jachtą. Tai kiek aš girdėjau ir sakė, kad didžiausia jachta nėra privalumas lenktynėm, bet čia daugiau bus tokia turbūt pramoginis pasiplaukėjimas ir pasimėgaujimas. Tai labai fainai, kad pasikvietė mane ir praleisti čia gerai laiką. Tai gali pažiūrėti, pafilmuoti, statyti Range Roveriai. Dešiniai pusėje yra Defenderis, tai vienas iš partnerių šito renginio. Tai labai smagu, kad ambasadoriai čia irgi yra. Let's go, varom pažiūrėsim, kas jachtoje. O, Queen X Klaipėda. Nusilaikojas? Kur? Sveiki. Iki labas. Rokas, malonu labai. Šarūnas. Tos jau tikros lenktynės, tai jos maksimaliai yra išlengvintos, nes svoris labai lošia. Tai čia viskas yra šaldytuvai ir čia oro šildytuvas išsidžiovinimų yra, tualetai du yra. Oro pagalbės. Oro pagalbės. Visą laiką būdavo vienas didelis šturvalas. Nu, kaip matėt, filmuose kapitonas įsitvėręs. Ir prieš kokį 10 metį sugalvojo, kad kai didelis šturvalas, praėjimas labai komplikuotas. Ir kitas dalykas, kai jachta pasvyra, tu vis tiek stovi per vidurį. Ir sugalvojo, atrodo, paprastas dalykas, padarė 2 mažesnius šturvalus, dubliuojasi visa navigacinė informacija ir tu turi praėjimą patogų. Taip, ir tu gali ant borto sėdėdamas, žiūri, kaip tau geriau tas bures matyti. Gerai, gali stojęs. Geriau kažkaip pasilenkt, nes gali kartais būti. Pareiti, bum! Jo, nes gali skaudėti. Nieko, išgys. Nu, jeigu gerai čia. Prajungti gali. Didelio jo, čia gali nunešti liauk. Ir neturėtų, nes tada čempioną. Tikiuosi, kad nenuneš šiandien. Dar prireiks. Dar prireiks. Kai va taip gražiai suvinioji, reikia žiūrėti, kad nesusižinai. Nebūtų viens ant kitos, ne? Jo, ir tada tiesiog trauksi ir paskui gali, jau kai pritrauksi kiek gali, va taip, ant to ir į tą plyšį. Ir tada galima bus su rankena. Jo, bet dabar mes pavėjui plauksim, tai nebus tokio, bet šiaip, kad būtum pasiruošę. Na, jeigu nepamirši. Pasakysim, pasiruošę traukti. Kai būrė į tą pusę, po biškį pradės eit. Dabar žiūri, dar neina. Jisai atleis vir, gal tu pritrauksi. O jau matai, nori eiti. Kadangi matot, vėjo labai mažai, reikės mums truputį laivą paversti į tą. Tai reikės lipti ant tenai ir eiti į priekį, kad mums truputį galą pakelt, nes plokštuma galo didelė ir kad mažiau vandenį vilktume. Tai va 2 dalykai. Reikės visiems, kaip Valteris, maždaug sėstis ir toj pusėj rasti savo vietą. Valteris dabar deginas. Čia mums sekasi.
Nu, nežinau. Atrodo, kad lyginant su kitais neblogais, bet atrodo, kad ne viską dar padarėm, ką galėtum geriausiai padaryti. Matau, sėdi visi ant pačio krašto, čia galim kritus taip. Žinai, kad kuo labiau. Neazartiškai, ne visas ekipažas, man atrodo, ar ne visa įgula pakankamai azartiškai žiūri į darbą. Gerai. Šiaip vėjo nėra. Šiaip jei vėjas didesnis būtų, tai būtų greičiau, žinai. Bet po biškį kyla vėjas, tai. Bet viskas gerai. Kaip experience? Greitas lenktynės? Biškį lietus, bet gal pakils vėjas. Ta pakyla daugiau jau. Bet mums dabar nori užstoti vėją. Negerai, negerai. Galvos? Galvas. Oi, koja, šniūrė. O čia tai jau kova. Čia galėtų daugiau galėtų posėdžių būti. Mes čia taip galim jūs aplenkti per aplink. Galvas? Oi, oi, oi. Dabar biškį vėjas padidėjo, kai apsisukom tenais, tai šiek tiek vyksta. Galimai gal, žinai, pinigų reikia turėti, nusipirkti jachtą pirmą, pradėti nuo guminės valties, po to po biškį taip ir augti, bet šiaip fainai iš tikrųjų. Turbūt labiau, žinai, pačią jūrą išbandyti, žinai, kai jau didesnis vėjas, kai jau ekstremaliau yra, žinai, įdomiau, kur reikia jau, tikrai jau tenais dirbti. O čia, kai posūkį darai, turi kitą pusę, kai burėgi, nu, visai fainai. Prieš tai pavažiavom pilną distanciją, iš naujo. Pirmą ratą važiavom visą distanciją, dabar antrą ratą važiuojam trumpai. Turbūt dėl laiko stokos, kad tiltume ir į apdovanojimus ir taip toliau. Ir šiaip tai viskas puikiai, oras geras, ramu. Šiaip gerai biškį pailsėti nuo namų, nuo darbų. Rytoj vėl į darbus, bet šiaip viskas labai puikiai. Tai smagu prisiminti Nidą vėl, nes aš buvau prieš 3 ar 2 metus bijau pameluoti, tai. Bet brangu Nidoj. Vien įvažiuoti 70 eurų. Tai va. Grįžtame namo. Ačiū, kapitonas. Seku visus dalykus ir galvoju, kaip jisai taip gali. Nu, bet jeigu gaziškas yra čiotas. Tai, ačiū. Tvarka, davai, iki malonu. Atvarėm pavalgyti, pavalgysim su operatoriu. Tuo pasakys, kad skaniai pavalgėm. Bet šiaip diena visai prasminga, niekada su jachta nesu plaukęs. Daug ką sužinojom, gera įgula. Manau, buvo pati prabangiausia jachta, tokia biški turistinė, daugiau kaip praleisti laiką su draugais, su šeima, pasideginti galėjo ant jachtos, o kitos buvo tokios labiau sportinės. Šitos varžybos tai tokias draugiškos jos yra, nes aišku pasakoje yra tam skirtingų jachtų, dydžių, svoriai ir taip toliau, ir burės ir viskas, nu žodžiu, tam tikrai irgi susideda daug dalių. Tai iš tikrųjų vėjo trūko, po to, kai važiavom į priekį, nu, plaukėm, aš kai sakau, važiavom, bet plaukėm, tai į priekį vėjo nebuvo, o atgal jau šiek tiek vėjas didesnis buvo, tai visai jau buvo įdomu. Bet labai norėčiau pakliūti tokią biškį šiek tiek gal jaudrą tokią, žinai, ekstremaliau, kur vėjas greičiau, žinai, kur plaukti daugiau veiksmų ir taip toliau. Defenderis pasikvietė, praleidom gerai laiką, su Karoliu Raiščiu praleidom. Like, share, comment, subscribe. Tai see you later, alligator, kaip sakom, iki sekančių. Nu, atplaukim. Brok.
po finišo, dabar turiu ramybę, apsipalaidavęs.